Sveiki, mano vardas Vitalijus, esu Friends Team komandos narys, esu iš Šiaulių. Šiandieną norėčiau pasidalinti savo patirtimi ir pastebėjimais papildų vartojimas. Šis komentaras bus labiau skirtas sportininkams, tiem, kas aktyviai sportuoja, tai maitinasi ir siekia kažkokių tikslų. Nuo ko reikia pradėti žiūrėti save kitaip. Realiai pirmas žingsnis tai yra savijauta. Rezultatas ateina pas jūs, sakykime, paprastai vien maitinantis. Tai reiškia fizinis krūvis, atsistatymas, bei visi kiti procesai. Maistas šiai dienai yra pas mus dalinai nekokybiškas, kad ir kaip bandome pasiimti gerą maistą, kokybišką maistą, ieškome teisingų maistų, taisomės maistą ir taip toliau. Maistas vis dėlto neužpildo sportinio poreikius, organinės masės auginant ar iškinant, ar siekiant kažkokių kitokių procesų. Taigi, šiandien norėčiau nustatyti paprastą Extrafit gamintoją P52. Šis produktas labai geras yra tuo, kad pilnas produktas yra vitaminų mineralų. Vitaminų mineralų nėra tiek, kad organizmas jų neįsisavintų arba šalintų. Tai kaip būna kituose stipriuose vitaminuose ir mineraluose, tai būna per didelis kiekis kažkokios medžiagos į organizmas ir priverstas tiesiog šalinti su šalinamais elementais, šalinasi ir kiti reikalingi bei naudingi organizmui elementai. Papildomai šitie vitaminai mineralai yra praturtinti enzimais. Enzimai šiai dienai yra labai reikalingi tuom, kad, kaip minėjau, maisto kokybė. Yra daug užklandžiaujama, yra daug transriebalų, kurie organizmui yra tiesiog nepriimtini ir yra sunkiai skaidami bei savinamas, užšalinami. Daugelis yra auginant masę ar kažkokius kitus parametrus daug valgo, naudoja daug maistinių medžiagų. Įsisavinimas organizmui yra realiai sudėtingas. Taigi, norint pagerinti įsisavinimą, savijautą, atsistatymą, miegą, puikiai išeitis, tai yra B52. Siūlyčiau panaudoti ir nenaudoti aišku nuolatos, tai yra ciklais, etapais, kiekvienam individualiai. Tai puikus produktas. Prie viso šito atsiradęs yra labai geras produktas, šiek tiek Extrafito paramogėlis. Esu jį bandęs pats keletą kartų, kuom jis yra geras. Visų pirmiausia, tai yra efektinga treniruotė. Dauguma iš mūsų dirba fizinį darbą, dirba labai daug valandų ir eina vakarai sportuoti. Ne visiems realiai tai yra patempimas krūvis. Dažniausiai treniruotės nėra efektyvios. Dauguma ieško kažkokių stebuklingų preparatų arba kažkokių energetikų, kas duotų efektą. Geria Red Bullis ar Monsteris ir taip toliau. Tai yra perkraunamas organizmas, dažniausiai tai yra išsekinimo nervų sistema ir kepenys perkraunamas. Šitas produktas turi medžiagų protingų santykių, yra kofeino, bet jo nėra daug, yra antioksidantų, yra mažai cukrų, puikaus aišku skonio ir jis natūraliai stimuliuoja ir aktyvina pačią medžiagų apykaitą. Tai siekiant kažkokių parametrų, galbūt svorio metimė, ar sakykime, jėgos auginimė, jėgos ištvermės auginimė ir taip toliau. Tai puikiai išeitis ir galimybė yra pavargusiam žmogui sportuoti. Aš jį pats išbandžiau, treniruotė superinė. Realiai ne to, kad jis gali pakelti daugiau, bet pati treniruotė yra efektyvi. Tai nėra varginantis procesas, kai reikia atidirbti, reikia patreniruoti tinkamas raumenų grupės tam, kad būtų išprovokuoti procesai jums reikalingi. Taigi labai geras produktas, siūlyčiau pabandyti. Išeina superinė, porcijos netgi kainuoja nei 1 eurą ir gal netgi mažiau. Taigi antras, šitas trečias yra labai paprastas, turbūt ne visiems galbūt reikalingas, bet paminėsiu, kad dauguma nesurenka teisingo baltymo arba negeba jo pasisavinti, susirinkti su maistu. Kodėl? Visų pirma, po treniruotės dauguma jau eina namo, tai būna visą valandos 40 minučių kelio, tai per tą procesą, per tą laiką organizmas pradeda skaidyti ir prasideda katabolizmo procesą. Aišku, labai tai įtakoja, ką
ką jūs valgėte iki sporto, galbūt buvo užkrauti angliavandenį, galbūt jūs kažką gėrėte per patį treniruotę, galbūt išgėrėte aminorūgščių, bet vienas iš elementų, ko turbūt nereikėtų pamiršti, tai yra teisingai sugrąžintas baltymas su atitinkamu kiekiu angliavandenio, aminorūgščių, vitaminų, mineralų bei privalomųjų virškinimo fermentų. Šitas produktas yra išrūgų baltymas. Skonis superinis tirpsta labai gerai, savinasi puikiai, savinasi gerai ir dėl to, kad jame yra įdėta taip pat virškinimo fermentų. Žmonės, vyresnio amžiaus žmonės, ar turintys kokių virškinimo sutrikimų, kas negali netoleruoja pieno produktų, bet reikia gauti baltymą ir bijo sojos baltymų, nevalgo kiaušinių baltymų ir taip toliau ir taip toliau. Tai labai gera išeitis ir labai puikus produktas. Tai jį pabandykime. Tai yra puikiai galimybė atsistatyti po sunkias treniruotės bei apsaugoti su raumenynu. Paminėsiu, kad tai produktas skirtas labiau tiem, kas nepavalgo, neturi galimybės teisingai užkąsti, skuba, prastas maistas būna po sporto, ar nusikėlio maistas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi tai skirta visiems, bet labiau aš siūlyčiau naudoti tiems, kas valgo prastai ir neturi galimybės gerai pasiimti, bei eina rezultatų link. Taigi, šitie produktai 3 šiai dienai, tai derinys, kurį siūlyčiau išbandyti, jų dėka jaustis gerai, atsistatysite be abejo ir jūsų rezultatas galbūt bus greitesnis nei sportuotumėt be jų. Čia buvo Vitalijus, sporto kodas, linkėjimų iš Šiaulių, nuo FED komandos. Taigi, gero sporto bei teisingų rezultatų. Iki.